Eteryje privatus miškas. Tai pokalbiai apie miškininkystę, jos teisinį reglamentavimą ir kitus privačių miškų savininkams ir visuomeniai aktualius miškų ūkio klausimus. Šiandien pakalbėsime apie geodezinius matavimus. Mano pašnekovas Valstybinio miškotvarkos instituto geodezijos skyriaus vadovas Marius Lankininkas. Sakykite, prašau, kas tai yra geodeziniai matavimai miške? Geodeziniai matavimai tai visų pirma tai yra koordinačių nustatymas, ploto apskaičiavimas, ribinių linijų ilgių nustatymai. Ir nesvarbu, ar miške ar ne miške, geodeziniai matavimai visur yra vienodi. Nesiskiria nuo geodezinių matavimų, pavyzdžiui, plynam lauke? Ne. Atliekant tik tai yra techninės sąlygos truputį kitokios. Lauke galima kadastrinius geodezinius matavimus atlikti ir naudojant tik tai GPS imtuvą. Miške dažniausiai GPS imtuvai neveikia taip patikimai, todėl naudojama kiti geodeziniai instrumentai, taip vadinami elektroniniai tachiometrai. Bet netgi miške atliekant su elektroniniais tachiometrais, tai gerai yra tas, kad galima tuo pačiu ir išvalyti pakankamai tiksliai ribinės linijas. O kas atlieka ir kur reiktų kreiptis savininkam? Kadastrinius matavimus atlieka licencijas turintys matininkai, o galit kreiptis tiek į įmonės, tiek ir individualius asmenis, kurie turi leidimą atlikti kadastrinius matavimus ir turi matininko pažymėjimą. O kodėl miško savininkui reikalingi geodeziniai matavimai? Kokia nauda jam yra iš to? Geodeziniai matavimai dažniausiai reikalingi tam, kad žinotų tikslų miško plotą, tikslę vietą, kur jinai yra. Ir be kadastrinių matavimų, ne tai, kad be kadastrinių matavimų, bet be aiškių ribų yra nederinamas miškotvarkos projektas, jeigu jisai reikalingas yra. Svarbiausia yra, kad būtų aiškios ribos. Atliekant kadastrinius matavimus, tos ribos nustatomos labai tiksliai, iki 30 cm tikslumu, sakykime, kaimo vietovėje reikalavimai yra, bet priklausomai nuo matininko kvalifikacija, tas tikslumas gali būti riboženklio taško ir keli centimetrai tik tai. Taip pat nustatomas ir plotas, o žinant, kuo tikslesnį plotą, taip ir žemės sklypo vertė yra visai kitokia. Jeigu sutampa sklypos ir kadastre, kaip jisai registruotas, ir natūroje esantis. O ar tai susiję yra su miško pirkimu ir pardavimu? Tiesiogiai ne. Galima pirkti, parduoti mišką be kadastrinių matavimų, bet kai žmogus nežino savo tikslaus miško ploto, tai automatiškai nukenčia ir gaunama kaina. O kadastrinis matavimas ir žemės atskirimas, yra čia kažkoks ryšys? Įstatymiškai nereikalauja padalinant žemės sklypus, bet visą laiką aš žmonėms, pasakykime, tai patariu, kad atlikti kadastrinius matavimus, jeigu jie dar nėra atlikti, ir nusistatyti vis dėlto savo tikslės ribas, tikslų plotą ir tikslės žemės naudmenas. Tai labai svarbu, ypač dabar, kai yra žemė apauganti mišku, nacionalinė žemės tarnyba, tiek miškininkai nesutarė, ar tai yra miškas, ar tai žemė apauganti mišku, yra skiriamos netgi baudos už žemės apleidimą. Ir kiek laiko trunka šitie matavimai? Patys kadastriniai matavimai jie trunka iš tikrųjų praktiškai vieną dieną, bet procedūros visos pakankamai ilgai užtrunka. Reikia prieš 10 dienų įspėti visus žemės sklypo savininkus gretimus, kad bus tokią tai dieną atliekami kadastriniai matavimai. Jeigu žemės sklypo savininkas gretimas neatvažiuoja į kadastrinius matavimus, nepraneša, tai tada po kadastrinių matavimų yra sudaromas žemės sklypo ribų paženklinimo parodymo aktas, planelis ir planelio ištrauka ir paženklinimo parodymo aktas yra siunčiamas kiekvienam gretimo žemės sklypo savininkui, kuris nedalyvavo kadastriniuose matavimuose. Tai jie dar turi 30 dienų laikotarpį pareikšti pretenzijas. Jeigu tų pretenzijų nepareiškia, tada jau galima kadastrinių matavimų bylą derinti su nacionalinė žemės tarnybo teritoriniu skyrium arba nešti tiesiog į registrų centrą. Tai nacionalinė žemės tarnyba dar turi 10 dienų patikrinti, ar matininkai atlieka gerai, ar teisingai visos išlaikytos procedūros. Registrų centras, jeigu nereikalaujama nacionalinės žemės tarnybos vedėjo išvados, tai registrų centre registruojama žemės sklypas yra greičiau. Kokia kaina yra šitų darbų? Dabartiniam rinkos sąlygom tai gali būti nuo 200 eurų. Priklausomai nuo žemės sklypo ploto, konfigūracijos, vietos ir daug kitų niuansų.
Ačiū Jums už pokalbį. Rubrika parengta bendradarbiaujant su Aplinkos ministerija.